Sveiki mano kanalo žiūrovai. Susitinkame pirmoje 2023 metų laidoje. Susitinkame po sausio 13 dienos, kurioje minėjome mūsų kovą už nepriklausomybę. Tuo metu žmonės prie televizijos bokšto, prie parlamento, prie kitų Lietuvai svarbių pastatų stovėjo nešini mūsų valstybiniais simboliais – Vyčio vėliavomis, Gedimino stulpais, trispalvėmis. Šiandien pastebime tendenciją, kad jau daug metų diegiama konservatorių sukurto mėlynos gėlės ženklo simbolika, kuri niekaip nesisieja su mūsų tradiciniais lietuviškais simboliais. Su mėlyna gėle, vadinama neužmirštole, nei vienas žmogus tuo metu nei prie televizijos bokšto, nei prie parlamento nestovėjo. Šiandien mes matome situaciją, kai Laisvės partija ir liberalkonservatoriai diegia naujas normas, nesilaikydami jokių įstatymų. Pavyzdžiui, mes matome prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kuriai vadovauja Aušrinė Armonaitė, kabant daug vėliavų. Ir tik viena iš jų yra Lietuvos vėliava, o net kelios vėliavos yra daugiaspalvės vėliavos, kurios nepriklauso jokiam valstybiniam dariniui, bet kurios ženklina Laisvės partijos atstovaujama ideologija, jos siekia mus prastumti įstatymus, kurie atneša chaosą ir griauna šeimos politikos pamatus. Mes matome situaciją, kai dar praeitoje kadencijoje Lietuvos Respublikos vyriausybės puslapyje pasikeitė mūsų herbas, vytis, kuris yra labai aiškiai apibrėžta, kad Lietuvos valstybės herbas yra vytis, herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas baltas, sidabrinis, šarvuotas raitelis. Tai skelbia 4 straipsnis, kuriame aprašyta Lietuvos valstybės herbas. Tai yra Lietuvos valstybės herbo, kitų herbų ir herpinių ženklų įstatymas. O vyriausybės puslapyje staiga mūsų vyčio fonas pasidarė mėlynas. Ir tikrai yra labai keista, nors tai yra ir Facebooko puslapis, ne internetinis puslapis, bet tai yra taip pat oficialus mūsų šalies vyriausybės puslapis, kuriame yra iškreipiamas mūsų herbas. Toliau pastebėkime Lietuvos Respublikos Seimo puslapį Facebook'e. Vėlgi matome, kad tenai, kai žmonės užduoda klausimą, kodėl mūsų vėliava tapo geltonai mėlyna, tos žmonės apkaltina, kad jie yra vatnikai, kad jie tarnauja Rusijai, Rusijos propagandai ir kad tiesiog, jie užsiima antivalstybinę veiklą, kad drįsta klausti tokius klausimus. Aš manau, kad kiekvienas pilietis turi teisę užduoti klausimą, kur dingo mūsų vėliava ir mūsų valstybinės vėliavos spalvos iš tokių svarbių valstybės valdžios grandžių kaip vyriausybė, kaip Seimas, kaip ministerijos. Ir akivaizdu, kad viskas yra normalu. Mes pasirenkame palaikyti kare Ukrainą ir valdžia tą demonstruoja visais savo veiksmais ir pasisakymais, bet Ukrainos vėliava gali būti šalia Lietuvos vėliavos. Ukrainos vėliava negali būti vietoj mūsų valstybinės vėliavos, nes tas rodo elementariausią nebrandumą ir nepagarbą mūsų valstybei, nepagarbą mūsų valstybės simboliams. Ir ta situacija būtų neišsivaizduotina nei kaimyninėje Lenkijoje, nei Izraelyje, nei kitose šalyse, kurios gerbia savo kultūrą, savo valstybinius simbolius. Lietuvoje dėja tai tapo norma ir kai mes atsisakome savo tautinių simbolių ir valstybinių simbolių, o jos pakeičia kiti. Tai aš manau, kad tikrai šios klausimus privalome kelti ir aš kaip Seimo narys taip pat kreipiausi į Lietuvos Respublikos prezidentą, kadangi jisai taip pat yra atsakingas už šios dalykus, prezidentūroje veikia speciali heraldikos komisija. Tegul jie ištyria, kas čia vyksta. Kreipiamės ir į vyriausybę, ir Lietuvos Respublikos Seimą, kad būtų atliktas tyrimas, ar teisėtas yra toks veikimas ir toks pasirinkimas
nepaisyti mūsų šalyje priimtos tvarkos ir įstatymų, nes mes matome ir kitus įstatymus, kai juose yra labai aiškiai kalbama, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos įstatymė dėl Lietuvos valstybinės vėliavos, tai jame yra aiškiai apibrėžta, kada ir kokiais atvejais tą vėliavą galima naudoti, kada galima kelti šalia mūsų valstybinės vėliavos kitų šalių vėliavas. Tai viskas gerai, jeigu mes palaikome Ukrainą, tai mes turime kartu ir laikytis mūsų valstybės įstatymų. Mes negalime padaryti taip, kad tu atvažiuoji prie Kryžių kalno ir tu pamatai, kad ten nėra Lietuvos valstybinės vėliavos, ten kabo tik tai Ukrainos vėliava. Tai aš manau, kad tokios situacijos tikrai nesutelkia mūsų šalies žmonių ir skatina veikiau takoskyrą ir tam tikrus nesutarimus visuomenės viduje, kas yra ypatingai žalinga tokioje padėtyje, kokioje yra dabar Lietuva. Taigi lauksime Lietuvos Respublikos prezidentūros, vyriausybės ir Seimo atsakymų į šios užduotus klausimus ir tvirtai tikiu, kad žmonių skundai ir pastebėjimai mane vertė kaip Seimo narį kreiptis ir užduoti šios klausimus. Dėl to, kad nevalia yra tyčiotis iš žmonių, kurie gerbia mūsų valstybės simbolius ir kurie prašo atsakymo. Ir kai tu tos žmonės demonizuoji, tu juos apkaltini nebūtais dalykais, tai yra labai žalingas ir būtent antivalstybinis veiksmas. Ir aš manau, kad taip nei viena institucija, tame tarpe Lietuvos Respublikos Seimo Facebooko puslapį administruojantis žmonės su mūsų piliečiais ir jų užduodamais klausimais elgtis neturi teisės. Mūsų simboliai yra Gedimino stulpai, mūsų simboliai yra oficialiai priimti Lietuvos Respublikos konstitucijoje, tai yra vytis, mūsų herbas ir trispalvė vėliava. Norėtųsi, kad būtent šie simboliai būtų naudojami, gerbiami ir kad jie nebūtų iškraipami. O dabar pereikime prie to, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose ir ten iš tiesų vyksta istoriniai įvykiai. Atstovų rūmų kongrese pirmininkas McCarthy'is buvo išrinktas iš rekordinio 15 balsavimo. Tai yra tiesiog, neturinti analogo situacija ir vyko tikrai labai karštos diskusijos, ar McCarthy palaikyti ar ne. Ir tik tai po Donaldo Trumpo skambučio 20 respublikonų, kurie nepalaikė tose balsavimuose McCarthy'o, įvyko sėkmingas balsavimas. Bet šito išdavoje McCarthy'is turėjo padaryti labai ženkles ir aiškias nuolaidas tam vadinamam patriotiniam respublikonų sparnui, kuris reikalavo, kad būtų atliekami rimti giluminės valstybės veiklos tyrimai, kurie kelia didžiulę grėsmę Jungtinių Amerikos valstijų demokratijai. Taip pat buvo reikalavimas aiškiai ištirti prezidento Bideno ir jo sūnaus Hunterio Bideno veiklą. Visi tie tyrimai labai aiškiai turi vesti prie apkaltos ir buvo reikalauta, kad nuo šitų pradinių įsipareigojimų būtų neatsitraukta. Taip pat buvo pareikalauta 2024 metams mažinti Jungtinių Amerikos valstijų karinį biudžetą ir atlikti detalų tyrimą milijardinės paramos, kurią Bidenas skyrė Ukrainai. Tai yra tiek ekonominės paramos, tiek finansinės paramos, kartu atliekant detalų auditą, kaip buvo panaudota ginkluotė. Šitie reikalavimai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų partija ketina ženkliai peržiūrėti Bideno administracijos vykdomą politiką ir jie mato, kad karas Ukrainoje yra labai pavojinga situacija visam pasauliui ir dabartinis veikimas gali atvesti prie Trečiojo pasaulinio karo. Ir tai nereiškia, kad jie yra nusiteikę kažkaip nuolaidžiauti Rusijai, bet tai reiškia, kad jie mato giluminės viso šito karo problemas, kad tas karas visų pirma yra kančios Ukrainos žmonėms,
Tai yra daugybė žuvusių, tūkstančiai žuvusių karių, civilių, iš abiejų pusių žūna kariai. Ir mes matome, kad iš to pelnosi tik tai giluminė valstybė, kuri labai aiškiai juda švabinių planų įgyvendinimo linkme ir Davoso susitikime bus aptariami tolesni žingsniai. Ir visi tie žingsniai veda į globalią diktatūrą, visi tie žingsniai veda į vienos pasaulio vyriausybės suformavimą. Ir tam, kad tai įvyktų, po COVID pandemijos buvo reikalingas didelis karas. Tas karas, kuris vyksta dabar, dar nėra pakankamai didelis ir tikrai yra noras, kad tas karas labai stipriai plėstųsi. Mes matome situaciją, kad oficialiai yra pranešama, kad 1200 šarvuotosios sunkiosios technikos karinių vienetų yra perkeliama iš Jungtinių Amerikos valstijų į Europą, visų pirma į Lenkiją ir Lietuvą. Ir akivaizdu, kad tokios pajėgos iš tankų Abramsų, šarvuočių Bredlių, artilerinių pabūklų yra perkeliamos tikrai ne tam, kad jos čia stovėtų dėl pratybų. Akivaizdu, kad tiek Lenkijos, tiek Lietuvos kariai bus apmokomi, bus rengiami tam atveju, jeigu vyktų didesnis karinis konfliktas ir jeigu būtent šių valstybių NATO šalių narių kariuomenės įsitrauktų į karą Ukrainoje. Akivaizdu, kad tie scenarijai yra labai aiškiai svarstomi ir antro fronto atidarimas yra galimas tuo atveju, jeigu vėl įvyks puolimas iš Baltarusijos pusės, jeigu Rusijos ir Baltarusijos jungtinės pajėgos vėl įvykdytų Ukrainos teritorijos puolimą iš Baltarusijos pusės ir mėgintų atkirsti vakarų tiekiamos ginkluotės srautus iš Lenkijos ir Rumunijos. Ir tuo pačiu, jeigu Rusijos karinės pajėgos Ukrainoje pasiektų Dniepro upės liniją. Akivaizdu, kad tuo atveju tai būtų signalas, kad Ukrainos kariuomenė viena, tik tai su tais užsieniečių kariniais pagalbininkais, kurie dabar kariauja tenai fronte, nebūtų pajėgi atlaikyti toliau fronto linijos. Ir akivaizdu, kad šiuo atveju mes matome situaciją, kai NATO 5 straipsnis neįsijungtų. Nes jeigu Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos kariniai junginiai, reguliarios kariuomenės kariniai junginiai būtų įvesti į Ukrainos teritoriją tam, kad padėti išlaikyti fronto liniją, tai nebūtų NATO šalies narės užpuolimas. Taip kad situacija yra tikrai pavojinga ir jinai turi tendencijas ir galimybę eskaluotis toliau. Ir jeigu taip įvyktų, mes atsidurtume ant branduolinio karo slenksčio. Akivaizdu, kad iš tų ženklų, kuriuos matome Respublikonų partijoje ir tų sprendimų, kuriuos jie ketina priimti, jie tokio aštraus scenarijaus, kuris gali atvesti prie branduolinio karo ir prie mūsų visos civilizacijos susinaikinimo, tikrai nenori. Dėl to bus ieškoma sprendimų. Kokie tai bus sprendimai, mes kol kas nežinome. Situacija su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Joe Bidenu, kad kai Jungtinėse valstijose kilo milžiniško masto skandalas apie slaptų dokumentų su slaptumo žyma radimą net 3 vietose. Tai jie buvo rasti Bideno namuose Delaware, taip pat rezidencijoje Wilmingtone ir dar taip pat Penn Bideno centre Vašingtone. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kurioje dar iki jos įkūrimo jau figuravo ir buvo įdarbintas Hunteris Bidenas, prezidento Bideno sūnus. Taip kad tai yra tikrai skandalingi dalykai, nes buvo rasta speciali informacija su Kinija, Iranu, taip pat su klimato kaitos politiniais klausimais. Ir akivaizdu, kad tiek Delaware, tiek Wilmingtone, tiek tame pačiame Penno centre galimybės prie tos informacijos prieiti turėjo labai įvairūs žmonės. Ir dabar Jungtinių Amerikos valstijų kongrese yra labai rimtas nusiteikimas ištirti šią situaciją. Ir ši situacija bus tikrai vedama prie apkaltos prezidentui Joe Bidenui. Akivaizdu, kad
tai padaryti bus labai sudėtinga, nes, kaip aš minėjau ankstesnėse laidose, demokratai išsaugojo kontrolę Senate. Ir dėl to balsuojant atstovų rūmose greičiausiai balsų respublikonams pakaks. Bet balsuojant Senate, kur slidžią daugumą yra išlaikę kelių balsų persvarą demokratai, tos balsus surinkti bus labai sudėtinga. Vis tik yra įdomu pastebėti, kad jau ir demokratų partijoje atsiranda balsų, kurie kalba apie tai, kad prezidentas Bidenas pasielgė labai neatsakingai, kad toks jo elgesys gresia Jungtinių Amerikos valstijų demokratijai ir kad jam reikėtų kelti apkaltą. Kol kas tie balsai demokratų partijoje nėra dar stiprūs ir garsus, bet akivaizdu, kad jeigu visa šita krizė gilės, mes negalim atmesti galimybės, kad ir kai kurie demokratų senatoriai gali pakeisti savo poziciją ir balsuoti senate palaikydami respublikonus. Naujausia mūsų gauta rengiant laidą informacija skelbia, kad jau yra paskirtas specialusis prokuroras tam, kad tirti šią situaciją. Yra sukurtas Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmose specialus pakomitetis, kuris taipogi nagrinės šią situaciją ir jeigu prokuroro išvados netenkins respublikonų ar bus nepakankamai detalios, tai kongreso tyrimas tikrai bus detalus, griežtas ir parodys visą realią situaciją ir jo sudėtingumą. Prezidentui Bidenui yra suduotas milžiniškas politinis smūgis ir jeigu dėl teisinių pasiekmių mes galėtume abejoti, ar vis tik apkalta bus sėkminga, ar pavyks patraukti prezidentą Bideną teisinėn atsakomybėn, tai politinės pasiekmės jau dabar yra labai aiškiai juntamos. Jisai turėjo paskelbti šiomis dienomis apie savo kandidatavimą antrai kadencijai, bet tas nebuvo padaryta. Ir jau yra keliamos abejonės, ar iš viso tai nebus prezidento Bideno politinės karjeros pabaiga, ar šis skandalas nelems tai, kad jis jau nebegalės tapti demokratų partijos kandidatu būsimose prezidento rinkimuose. Vis tik tai yra tik detalės, platesni ir svarbesni dalykai vyksta tyriant ne tik tai jo sūnaus Hunterio Bideno veiklą, kuris dėl savo įklimpimo į narkomaniją ir įvairus su teisiniais pažeidimais susijusius skandalus tikrai nebuvo tas patikimas žmogus, kuris dirbdamas Peno centre galėjo tais dokumentais slaptais apie Kiniją dalinti su Kinija, nes mes matom, kad Bidenų šeimos verslo ryšiai Kinijoje ir Ukrainoje yra akivaizdus ir tai kelia pagristas abejonės, kuo gali baigtis visa šita teisinė situacija ir jos analizė. Ir verta pastebėti, kad Danas Bishopas, kalbėdamas kongrese, turbūt pasakė vieną iš labiausiai istorinių kalbų. Jisai įspėjo giluminę valstybę ir pasakė, kad mes ateiname pas jūs. Ir jis kalbėjo paprastų amerikiečių vardu ir akivaizdu, kad Amerikos žmonės, kurių dauguma tikrai yra labai patriotiški, laukia permainų. Ta situacija su rinkimų klastojimais ir Jungtinių Amerikos valstijų žmonių klaidinimu, tuo, kas vyksta realiai pasaulyje, apie tai, kaip jais yra manipuliuojama per įvairius karus, privalo būti ištirta. Ir respublikonai labai rimtai yra nusiteikę ištirti Afganistano situaciją, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos buvo priverstos tiesiog gėdingai pasitraukti iš Afganistano ir palikti savo sąjungininkus, kai jos palaikę žmonės tiesiog beviltiškoje situacijoje mėgindavo įsikibti už lėktuvo ir krito iš oro į žemę ir žuvo. Daug jų buvo nužudyta Talibano arba pasodinta į kalėjimus, tardyta, kankinta. Tai buvo tie žmonės, kurie palaikė būtent vakarietiškas vertybės, galimybę moterims ir mergaitėms mokytis universitetuose, mokyklose. Ir šiai dienai viso to nėra. Viso to nėra, nes Talibanas atstovauja tikrai senovišką tamsiųjų viduramžių ideologiją
Ir tai yra tamsi dėmė Jungtinių Amerikos valstijų puslapyje, kurį vyko vadovaujant prezidentui Joe Bidenui. Ir niekaip tas neatrodo kaip kažkoks naudingas veiksmas tiek tarptautiniams santykiams, tiek Amerikos patikimumui kaip sąjungininkės kitų valstybių akise. Neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pareiškimą, kuriame aiškiai apkaltino Federalinių tyrimų biurą ir kitas agentūras susitarime su Big Tech arba socialinių tinklų medijomis, siekiant cenzūruoti amerikiečius ir pažeidus pirmosios pataisos teisės. Šią progą norėčiau dar sykį sugrįžti prie Dano Bishopo kalbos, kurioje jis aiškiai sudėliojo akcentus, kad Federalinis tyrimų biuras šnipinėjo tokius žmonės kaip Johną Lennoną, Franką Sinatrą, Martiną Lutherį Kingą, Muhammadą Ali, nes jie visi buvo paskelbti nacionalinio saugumo grėsmėmis. Saugumo tarnybos aiškiai viršijo savo įgaliojimus, šnipinėdamos ir sekdamos prezidento rinkimų kandidatus, taip pat buvusį prezidentą, kongreso narius. FTB nuolat koordinavo savo veiklą su socialinių tinklų kompanijomis, siekiant valdyti pateikiamos informacijos turinį. Mes matome, kad Dano Bishopo kalba iš tikrųjų istorinė, nes joje yra įvardinami esminiai akcentai, ką daro giluminė valstybė ir kaip ji veikia per specialiasias tarnybas. Kaip ji veikia per įtakingų žmonių sekimą, per siekį daryti jiems poveikį, kaip tam yra panaudojama žiniasklaida, kaip tam yra panaudojami socialiniai tinklai, tam, kad formuoti labai aišku informacinį naratyvą, tam, kad formuoti visuomenės nuomonę. Tai yra ypatingos svarbos dalykai, nes jie atskleidžia mechanizmą, kaip praktikoje visą tai būdavo realizuojama metai po metų. Ir 3 Jungtinių Amerikos valstijų prezidentai, kurie mėgino priešintis giluminiai valstybei, kurie buvo iki Donaldo Trumpo, visi nemirė savo mirtimi. Ko gero geriausiai jūs žinote jau mano minėtą Johną Kennedy, kuris buvo nušautas, bet jis nebuvo vienintelis prezidentas, kuris buvo nužudytas. Pasidomėkite apie tai daugiau patys. Aš manau, kad tai yra tikrai verti dėmesio faktai, į kuriuos privalome visi atkreipti dėmesį. Dabar mes matome situaciją, kai respublikonų lyderis atstovų rūmose Kevinas McCarthy's buvo įpareigotas vykdyti ryžtingą kovą. Ir jis aiškiai įvardina, kad mes priversime šią pelkę atsakyti už tai, kad pabėgo iš Afganistano, už COVID kilmę ir už FTB užtvindinimą ginklais. Taip pat už neteisėtos migracijos politiką, kai prezidentas Joe Bidenas sustabdė Meksikos sienos priežiūros mechanizmus, kai atsivėrė keliai nelegaliai narkotikų prekybai, kai atsivėrė galimybės tiekti didžiulius narkotikų kiekius, prekiauti tais pačiais žmonėmis ir galiausiai migrantus siųsti nesaugiai per sieną į Jungtines Amerikos valstijas. Akivaizdu, kad tam priešinasi dauguma tose valstijose gyvenančių amerikiečių ir jie mato tą problemą savo akimis ir jie stipriai palaikys respublikonus, kad jie šios dalykus įgyvendintų. Ir Jungtinės Amerikos valstijos faktiškai jau šiemet įeina į pasirengimo 24 metų prezidento rinkimams kampaniją. Dėl to mes matysime intensyvę kovą tarp giluminės valstybės ir demokratų. Ir būtent giluminė valstybė su demokratų pagalba mėgins kovoti su respublikonais ir neleisti jiems kokybiškai atlikti tyrimus. Ir bus siekiama visom išgalėmis išsaugoti galimybės klastoti rinkimų rezultatus ir 24 metais. Dėl to mūsų laukia tikrai labai dinamiški ir įdomus metai, kuriuose mes išgirsime dar apie daug skandalingų įvykių, kurie atvers žmonėms akis ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
dabar vykstančiame susitikime Davose, pasaulio ekonomikos forumo dalyviai kalbasi apie esminės mūsų pasaulio raidos problemas, apie esminės gairės, kaip turėtų vystytis pasaulis pagal Švabo, Sorošo ir jų palaikytojų modelį. Kaip žinome, Lietuvą Davose atstovauja užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir Davose kasmetinėme susirinkime dalyvauja naujosios pasaulio tvarkos įtakingi atstovai. Aišku, patys įtakingiausi atstovai Davose nebūna matomi, patys įtakingiausi atstovai, kaip aš jau minėjau, praeitose laidose susitinka Bilderbergo grupės formate, bet Davosas yra tas formatas, kuriame viešai visuomeniai paskelbiama tos gairės ir tie dalykai, kas norima, kad būtų žinoma žmonių. Šiuo atveju tiek BlackRock, tiek TikTok Kinijos kompanijos atstovai dalyvauja Davose ir mes matom Davoso 2023 metų programą, kad jie apima tokias temas kaip kodėl mums reikia energijos leidimų. Tai yra gamtosauginė tema, bet neapsigaukite, kalbant apie klimato kaitą ir gamtos problemas, tikrai naujos pasaulio tvarkos atstovams nerūpi mūsų gamta ir gamtos švarinimas. Jeigu tai tikrai rūpėtų, jie pradėtų nuo to, kad būtų atsisakyta plastiko, kad būtų siekiama padaryti taip, kad vandenynai nebūtų užteršti milžiniškomis plastiko salomis, kurio dalelės patenka į žuvų ir kitų vandenynų ir jūrų gyvių organizmus. Bet nuo to kažkodėl nepradedama. Kalbama apie įvairius leidimus, mokesčius naujus žmonėms, kad padaryti jų gyvenimą sudėtingesnį, bet tie mokesčiai ir žmonių apmokestinimas niekaip nepadaro mūsų gamtos ir aplinkos švaresnė. Taip pat Davose bus kalbama apie pragyvenimo užmokestį visiems, tai kaip žinot jau senai sklando naujos pasaulio tvarkos tema apie nemokamą pinigų dalinimą kiekvienam, apie tam tikras universales bazinės pajamas, apie išmokas kiekvienam žmogui, kad jis savo ramiai gyventų, vartotų ir nekeltų nepatogių klausimų naujos pasaulio tvarkos atstovams. Tai labai stipriai siejasi su grynųjų pinigų atsisakymu, su tuo, kad turėtų būti įvesta ir taškų sistema, kai tie žmonės, kurie nesilaikys reikalavimų, jiems tos universalios bazinės pajamos bus mažinamos, jų galimybės veikti visuomenėje bus labai stipriai ribojamos ir natūralu, kad taip bus siekiama įdiegti totalią kontrolę. Ir diktatūra su viena pasaulinė vyriausybė, ką atvirai jau daug metų kalba tiek Klausas Švabas, tiek kiti naujos pasaulio tvarkos ruporai. Kokios dar temos? Tai sąžiningo perėjimo užtikrinimas, vėlgi žodį sąžiningo reikia dėti kabutėse, LGBTQ+ teisių propagavimas, rasinė ir etninė lygybė, tiekimo grandinių dekarbonizavimas, tai vėlgi su gamtos apsauga susijusių tema ir su tais papildomais mokesčiais už gamtos taršą. Bet vėlgi tie mokesčiai kažkodėl apima ne visą pasaulį ir tie mokesčiai mūsų problemų, kaip aš jau minėjau, nesprendžia. Taip pat tinkamo kriptovaliutų balanso radimas. Šioje vietoje vėlgi tema siejasi su skaitmenizavimu ir su tuo, kad dalis kriptovaliutų, kurios yra nepavaldžios šiai dienai naujos pasaulio tvarkos palaikytojams, privalo būti sunaikintos, nes jos jiems kelia grėsmę, dėl to bus kalbama apie taisyklės ir kaip padaryti taisyklės tokias, kad kriptovaliutų ir skaitmeninėje rinkoje galėtų veikti tik tai tie žaidėjai, kurie yra pilnai kontroliuojami naujosios pasaulio tvarkos atstovų. Na ir taip pat tema, kuri betarpiškai siejasi su prieš tai buvusia, tai kova su žala skaitmeninėme amžiuje. Tai natūralu, kad turbūt visi su tuo susidūrėte, kai bandote prisiskambinti į banką ar bet kurią kitą įstaigą ir jums jau dabar atsiliepia
autoatsakiklis ir siūlo tiesiog primiktinai jūsų problemą spręsti su jums atsakinėjančiu dirbtiniu intelektu ir spaudžiant knopkę išspręsti jūsų bėdas, bet akivaizdu, kad daugelį bėdų efektyviai ir kokybiškai įmanoma išspręsti tik tai tada, kai su jumis bendrauja gyvas žmogus, bet vis labiau norima nuo to nutolti ir atitolti. Galiausiai kalbant apie Davoso pranešėjus, kaip matome, sąrašas yra labai platus, jis apima ir NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą ir jau minėto TikToko vykdomąjį direktorių Shou Zi-Chew, Mastercard įtraukaus augimo centro prezidentę Shaminą Singh, buvusi JAV viceprezidentą Alą Gorą, kuris yra labai stipriai įsitraukęs būtent į gamtausauginius klausimus ir būtent tų klausimų paskandinimą migloje, kai geri žmonės yra suklaidinami ir suburiami po vėliavą, kad saugokime mūsų gamtą, bet priimami sprendimai nepadaro nieko realaus, kas iš tikrųjų leistų tą gamtą saugoti ir kad ta gamta kuo labiau būtų draugiška žmogui, kad tas bendradarbiavimas tarp gamtos ir žmogaus būtų toks, koks jis turėtų būti normalioje, pažangioje pažangioje visuomenėje gerąją prasme. Deja, šiai dienai mūsų žemės visuomenė yra labai toli nuo sąmoningumo ir to realaus, sakykime, pažangumo sampratos, nes pažangus yra tik tai tas, kas gyvena darnoje su savo aplinka ir kas nekenkia savo aplinkinių sveikatai, kuris negriauna tos aplinkos, kurioje pats gyvena. Tai šiai dienai mūsų civilizacija yra visiškai tokia, kaip kad yra rodoma Avataro filme. Tai yra ta civilizacija, kuri parazituoja gamtos sąskaitą, kuri ją griauna, naikina, bet nepadaro nieko, kad mūsų aplinka būtų mūsų draugas. Davose vykstančioje konferencijoje mes matome situaciją, kai Ukraina yra visiškai spaudžiama į kampą ir Davose dalyvaujantis prezidentas Zelenskis yra verčiamas pasirašyti susitarimus su BlackRock Foundation, kuris yra vienas iš kertinių naujos pasaulio tvarkos akmenų. Ir pasinaudojant, aš čia keliu tik tai savo teoriją, kad vis tik tai pasinaudojant sunkia Ukrainos padėtimi, beviltiška situacija, vykstant tokiam sudėtingam karui, kai yra baigiama sugriauti energetinė infrastruktūra, nuolatinėmis raketų atakomis iš Rusijos pusės, Ukraina nelabai turi pasirinkimo ir jiems sakoma, žiūrėkit, jūs pasirašykit su BlackRock Foundation ir jie bus tie, kurie padės atstatyti Ukrainą. Bet kalba eina apie tai, kad visa ta pagalba neteina veltui ir iš altruistinių motyvų siekiant padėti Ukrainos žmonėms. Visa pagalba, kurią tiekia naujosios pasaulio tvarkos šalininkai, bet kuriame pasaulio taške verčia kentėti vietinius žmonės. Ir šiandieną jau jie kenčia dėl karo, vėliau jie kenties dėl to, kad tas paskolas, kuriomis bus apkrauta Ukraina, teks atidėvinėti ir krūvinų savo prakaitų uždirbti tos pinigus daugeliu Ukrainos kartų. Vadinasi, tiek BlackRock Foundation, tiek naujoji pasaulio tvarka ir jos apologetai siekia mūsų visus, tame tarpe ir Ukrainos žmonės, paversti vergais, o idealiu atveju kuo anksčiau suformuoti vienos vyriausybės, pasaulinės vyriausybės valdomą pasaulį. Ir šituo kampu labai mažai kas galvoja, kaip karai atneša naudą tiems galingiausiems, kurie valdo multimilijardinės sumas. Norėčiau paminėti labai svarbų vakarų žiniasklaidoje aptarinėjamą straipsnį, kurį parašė buvusi JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice ir buvęs gynybos sekretorius Gatesas. Jie labai aiškiai įvardina, kad karas Ukrainoje ir jo užsitęsimas yra labai pavojingas ir nenaudingas Ukrainai ir kad jis yra naudingas Rusijai. Ir straipsnėje akivaizdžiai įvardinama, kad jeigu dramatiškai tiekiamos sunkiosios ginkluotės kiekiai nepadidės, tai laikas žaidžia Ukrainos nenaudai.
Ir ką mesgi matome? Mes matome tiek iš Ramšteino formato susitikimų, tiek iš perdodamos ginkluotės sąrašų ir kiekių, kad ta ginkluotė nuolat yra tiekiama, bet tiekiama labai dozuotai. Vis pateikiant sudėtingesnės ginkluotės rūšis, reikalinga daug laiko, kad ukrainiečiai galėtų su ta ginkluotė apsimokyti, operuoti karo lauko sąlygomis. Ir tas kainuoja daugybę gyvybių mūšio lauke. Akivaizdu, kad tiekiant nepakankamą kiekį ginkluotės ir ne tuo metu, kada jinai yra reikalinga tam, kad karas užsibaigtų, yra visai kiti siekiai. Tie siekiai nerodo būtent giluminės valstybės, kuri valdo visų vakarų tiekiamos ginkluotės rūšis ir kiekius Ukrainoje siekio, kad Ukraina šį karą laimėtų, ar kad, sakykime, šis karas ir pergalė jame ateitų lengvai. Yra siekis kuo labiau vilkinti šį konfliktą. Yra veikiama visiškai pagal Friedmano analizės centro įvardintus scenarijus, kai yra siekiama tiesiog Ukrainos sąskaita, Ukrainos karių gyvybių ir žmonių ir sugriovimų mūšio laukia sąskaita susilpninti Rusiją ir sėkmės atveju padalinti Rusiją į dešimtis mažų giluminės valstybės kontroliuojamų valstybėlių. Akivaizdu, kad apie tą situaciją žino abi pusės ir natūralu, kad pasiryžimas kare kovoti iš Rusijos pusės yra labai didelis, nes jie žino ir puikiai supranta Putino aplinka tai, kad pralaimėjus karą ne tik jų kaip tokių neliktų, bet ir Rusijos federacijos dabartinėme formate taip pat neliktų. Ir vis tik tai atskleidžia labai giluminę ir sudėtingą situaciją, kad šis karas yra labai sekinantis, ilgas, skausmingas ir grėsmės, kad tas karas gali išsivystyti į realiai aktyviai veikiantį trečią pasaulinį karą, kurio dabar tik tai yra preliudija Ukrainoje, tai kas vyksta, yra tikrai realūs grėsmingi dalykai mūsų visam pasauliu ir visuomeniai. Ir dėl to, sekant šią situaciją, norėtųsi, kad giluminės valstybės planai nepavyktų, kad jie būtų sugriauti ir kad vis tik tai tos kančios, kurios vyksta dabar Ukrainoje, jos pasibaigtų ir kad kariniai veiksmai neišsiplėstų į visą Europą, kad neprasidėtų nauji kariniai veiksmai Ramiajame vandenyne, kur į karą gali įsijungti Kinija ir dabar Jungtinės Amerikos valstijos vyko į Japoniją ir Kinijos žiniasklaidoje atvirai yra diskutuojama, kad Japonijos gali laukti Ukrainos likimas, nes Japonija pasirinko konfrontacijos su Kinija scenarijų. Ir stebint tai, kad Kinija sėkmingai dalyvauja Davose ir žaidžia pasaulio ekonomikos forumo žaidimus, neatmestina situacija, kad Kinija yra ta dėlionė globalistų rankose, kuri gali padėti išplėsti karą ir paversti jį realiai vykstančių trečių pasaulinių karų, nes šiai dienai NATO kare Ukrainoje yra labai stipriai įsitraukę, bet reguliarios kariuomenės padaliniai, išskyrus, sakykime, dalį junginių iš Lenkijos, tikrai tame kare kol kas nedalyvauja. Yra daug karių iš įvairių NATO valstybių, tame tarpe karininkų iš Jungtinių valstijų, Didžiosios Britanijos, kurie padeda vadovauti, planuoti karinės operacijas, taip pat vykdyti žvalgybą ir tos žvalgybinius duomenis realių laikų gauti ukrainiečiams. Tai rodo betarpišką NATO įsitraukimą į karą, bet pilno maštabo konflikto su reguliariaja kariuomenė iš NATO pusės vis dar nėra. Ir tai yra, sakykime, viltis ir lūkestis, kad mes galime to išvengti. Ir norisi tikėtis, kad tai, ką papasakojau šioje laidoje apie Jungtinės Amerikos valstijas, kad respublikonų ir Donaldo Trumpo patriotinio sparno
planai pavyks ir kad bus sugriauta giluminės valstybės struktūra ir veikimo galimybės siekiant mus visus atvesti į trečiąjį pasaulinį karą. Ir aš manau, kad šitam kontekste dokumentai, kurie rasti buvo pas Bideną apie Kiniją ir apie Ukrainą, rodo labai pavojingus scenarijus ir gavus šios dokumentus ir panaudojus tinkamai, gali atsirasti galimybės pakeisti visą šią situaciją ir pakeisti į gerąją pusę, kad mes galėtume išsilaisvinti. Na ir judant link laidos pabaigos, norisi pakalbėti apie dar vieną šalį, kuri mėgina išsilaisvinti iš rinkimų klastojimo, tai yra Brazilija. Ir tie įvykiai, kurie vyksta Brazilijoje, iš tikrųjų šiek tiek primena Jungtinės Amerikos valstijas po prezidento Donaldo Trumpo dalyvavimo rinkimuose ir sukčiavimo atveju, kai buvo užimtas Kapitolijus. Tai šiai dienai Brazilijoje protestai pasiekė tokį mastelį, kad buvo užimtos ministerijos, Brazilijos parlamentas, prezidentui naujai išrinktam Lulai Silvai teko bėgti iš Brazilijos sostinės ir tik tai vėliau Brazilijos teisėsaugos pareigūnai ir sukarinti daliniai iš protestuotojų atsiėmė ministerijas, parlamentą ir kitus pastatus. Dėl to situacija lieka tikrai labai įtempta ir neaiški, nes šiai dienai nuo būtent kariuomenės ir kariškių pasirinkimo, kurią pusę palaikyti, priklausys, kuria linkme judės Brazilija. Akivaizdu, kad Brazilijos įvykiai tampriai siejasi su Donaldu Trumpu, nes tuo metu, kada Brazilijoje įvyko protestuotojų asmenyje visų valstybės įstaigų šturmas, buvęs prezidentas Bolsonaro buvo Floridoje ir gulėjo ligoninėje, gydėsi savo sveikatą. Tai akivaizdu, kad jo buvimas Floridoje tuo metu yra kaip tam tikras teisinis skydas ir apsisaugojimas nuo galimų represijų iš dabartinio naujai išrinkto prezidento Silvos pusės. Ir kartu tai rodo tam bendradarbiavimą su Floridos gubernatoriumi Ronu DeSančiu ir Donaldu Trumpu, nes be jų palaikymo ir žinios, jis tikrai Floridoje būti negalėtų. Laidą kaip ir pradėjome, taip ir užbaigti noriu lietuvišką temą. Prezidentas Gitanas Nausėda ne tik, kaip ir Gabrielius Landsbergis, išvyko į Pasaulio ekonomikos forumą Davose ir jame dalyvavo, bet neseniai taip pat dalyvavo labai svarbiame Liublino trikampio prezidentų susitikime kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda. Šiame susitikime buvo pasirašyti įsipareigojimai karinėje ir saugumo srityje būti kartu su Ukraina iki jos visiškos karinės pergalės. Akivaizdu, kad tie įsipareigojimai labai stipriai koreliuoja ne tik tai su idėja atkurti Žečpospolitą trijų šalių galimos konfederacijos kontekste, bet taip pat ir su tuo, kad didžioji dalis Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotės iš Nyderlandų uostų, sunkioji technika, kaip jau minėjau laidos eigoje, keliauja daugiausiai į Lenkiją ir Lietuvą. Taip, kad turime laukti ir stebėti, kas vyksta toliau, bet visi ženklai rodo, kad esame tikrai istoriniuose ir pavojingose įvykiuose. Linkiu visiems geros savaitės ir iki kitų susitikimų.